Sveiki, draugai. Ten greičiau susiruošiau, atlėkiau vėl į Šešupę. Pagaliau praėjau rudeninis oras. Saulutė nusišvietė, vėjas dar yra, nes čia kelias dienas tai ruduo buvo. Nėjo niekur nei nosies iškišti. Tai šiandien antrą kartą šiemet toj pačioj vietoj pabandysim pagauti karosą, gal karšiuką. Bus matyti. Tai susitvėriau stovą, eisiu maišyti jauką ir ruošiuosi meškeres. Tai šiandien daugiau orientuosimės į karšį, tai naudosiu VDA Brim jauką ir įdėsiu strawberry skonių. Turiu naktinių, turiu 3 numerio paprastų sliekų, dzikų, kukurūzų, ir pabandysiu pakarpyti kasterių paduoti. Turiu kasterių. Nuo praeito žvejybos liko dzikų, tai jau į kasterį pavirtų. Tai ką, maišom jaukus ir einam ruošti meškeres. Jaukas štai toks. Truputį braškių skonių. Pažiūrėsim, kaip čia vėlios tą karšiuką. Kukurūzų sunka irgi į pašariuką. Ir darom pirminį drėkinimą. Kol jaukas brinksta, einam ruoštis meškeres. Darau antrą drėkinimą. Viena meškerė jau paruošta. Vieną meškerę užmečiau tik ant kukurūzų, kitą dėjau slieką paprastą kapotą ir vieną kukurūziuką. Kol šviesu, tai galvoju, labiau ant kukurūzų turėtų kažkas. Kai jau sutems, tai dėsiu naktinį. Užsiklepsuojam ir tuo kelias šėryklės, kas keliaus minutės įsišeriam tašką ir laukiam kibimų. Ant trečios meškerės uždėjau dzikėlį, kombinacija kempiniuko draugas. Va tokie. Žiūrėsim, kas ant dzikelio. Užsiklepsuoju. Lauksim kibimų. Meškerės jau sumestos. Vėjas šiaip nemažas, pučia. Žvejų yra tenai. Kitam krante dar. Visi bando gaudo.
Svarbu nelyja. Na, kada meškerės jau visos sumestos, savo ritualą, va, į žvejybą be kavos, niekados. Paaukojam truputį Neptūnui ir laukiam pirmo kibimo. Praeitą kartą čia pasigavo, kiek aš ten 6 ar 7 karosus pagavau, porą karšiukų ir lynuką nedidelį. Nu, tai pažiūrėsiu, kas šį sykį čia bus matyt. Tikiuosi geriau bus. Užsistatom išlaukimą 15 minučių ir laukiam kibimukų. Praėjau nedaug, ant sliekų kažkas bandė. Gražus kibimas buvo. Na, bet kažkas matyt nedidelių. Net sliekai normaliai nepadaužyt. Bet judesys iš karto praėjus 2 minutėms po taškų išėrimų jau. Kažkas judina ant sliekų. Praėjo 8 minutės po užmetimų. Neblogai timtelėjo, tai net įdomu, kas. Mailiukas greičiausiai. Jei, pirma žuvis, štai jisai, ponas Pūgžlys. Oi, tai va, kas čia mano slieką kramti. O įrėjęs. Vadinasi, čia ponas Pūgžlys. Yes. Dzikėlį pažiūrėjom. Ką, dzikėlis net neliestas. Šitų net neįsijungė signalizatoriaus. Štai man jau nekimba. Jaučiu koks mekšriukas. Ar plakutis koks. Nu ir kas? Mekšrelis. Mekšrelis. O taškuotas visas. O taškuotas. Yes! Nu, ant kukurūzų mekšrėlis, matai?
15 minučių jokio judesio, tai dar užstačiau 15 minučių. Tai va dabar praėjau skaityk 20 minučių, ten šitos ant kukurūzo pradėjau kažką truputį judyt. Matyt vėl mekšrelis koks. Turim žuvį. Turim žuvį kažkokią. Panašu į karosą gal. Panašu gal į karosą. Taip. Ai, ne karšiukas. Karšiukas nedidelis. Na ką. Nedidelis karšiukas. Nu, dzikelis su kukurūzu. O, yes. Kažkas meigė ant kukurūzų, bet nedidelių. Čia vėl mekšriukas koksai. Vėl mekšrelis koks. Tik tai bym ant kukurūzų. Nu va, vėl toks pat taškuotas visas. Yes. Svarbu judesys yra. Va. Turiu. Yra. Nedidelė. Nedidelį žuvelį. O, karšiukas. Karšiukas. Nedidukas. Yes. Kibemukas. O, yra žuveliukas kažkoks. Vėl karšiukas turbūt. Spurda. Biskį rimtesnis kažkoks, bet o gal tik piktas. Aha. Spaudėsi karšiukas turėtų būti. Aha, į žūles. Ant lapūgus įvažiavo. Ko iš šitai duodas? Nesuprantu aš. Į lapūgus. Nu, išeis.
Eik tu savo. Į lapūgas įėjo. Nu. Davės ir. Palauk, neskubėk. Ne, jis nedidelis. Nedidelis, tik tiek, kad į lapūgus įėjo. Išeina. Iš čia jau vietoj. Čia va vietoje, na. Karosas gal, ne? Kas tai? Gal kažkoks. Bet šiaip tai ne karosas davės. Karšiukas. Ana lapūgas. Reikia nupjauti. Va, žykliukų. Viskas nuėjo. Neištraukėm. Kabliuką nukirtum. Kurkia varlės. Ausiai mielas garsas. Nu, kibimų nelabai, kad yra. Tikėkimės, gal naktį bus. O greičiausiai, kad prašvitus. Kaip ir praeitą kartą prašvitus. Kantriai sėdim ir laukiam. Trukt. Ir nieko. Matyt mailiukas. Dabar be 22 nakties. Vis dar laukiam tų kibimų naktinių. Neužilgo pradės švisti. Jau bus rytinis kliovas. Ankstyvas rytas. 3:30. Naktį veiksmų jokių. Žiūrėsim, kas čia iš pat ryto bus. Gal koks lynukas. Gal karausiukas. O gal karšiukas. O kad žuvį suaktyvint, bandom kasteriu pamalt truputį. Gal padės. Žiūrim, kas čia gausis. Nu, pusė dabar, pusė vėliau. O, skanumas. O, skanus. Ne tik skanumas, bet ir smardumas. Plytas kažkas. Kažkas yra. Kažkas rytinio yra. Jo, tu nesinervuok. Gal smeigia. Rytinukas, karvadinukas. Va.
Rytinukas, karvadinukas, karausiukas. Ja. Rimčiau. O, mailis. Va toks mailis čia. Ir kemba. Toks mailis ir kemba. Užknisa šitie mailiukai. Mekšriukas, ne. Plakutis. Na jo. Karšiukas. Karšiukas, mažiuk. Jaučiu, kaip širdis dunksi. Tink, tink. Tas galiukas bus jau seniai, man atrodo. O, kažkas pavijo mailių. Pusė 8 ryto, nieko, ne? Nu ką, draugai, tai 10 valandų ryto. Pražvejota 14 valandų. Tai iš vakaro porą karšiukų nedidelių, į parytį vieną karosą ir viskas, daugiau nieko. Tai nežinau, ta žvejyba tokia ale, kelios žuvėlės pasigavo, dar pažiūrėsim, ką čia pagavau. O jeigu jums patiko, paspauskite like, taip pat užsiprenumeruokite kanalą ir kas užsiprenumeruosite, eikite į mano ankstesnį video grundulų žvejybą ant Palangos tilto. Tame video yra paskelbtas konkursas, sudalyvaukite jame ir pabandykite laimėti puikų spiningo komplektą. Tai ką, žiūrim, ką čia pagavom. Nu va. 3 žulbeliukai, 2 nedideli karšiukai, karausiukas toksai pusiau auksinis, gražus. Paleisim žuveles ir viskas. Žvejybą baigiu ir sakau visiems ate. Besivyniuojant meškerės kibimas. Ir štai karšis. Ve, tai kaip čia gražiai žikant sliekau su kukurūzu, karšioką. Obas, bet karšis pangas. Pažiūrėk, kokia akis viena. Bet slieką surado. Yes! Nu, ir dar belaukiant dar vienas užkibo. Reiktų iškelt, nežinau kas. Karšiokas. Dar geresnis, man atrodo. O tu matei, kas čia vyksta. Neik į tuos lapūgus, neik. Šitas geras. Imperti. O. Nu. Ve. Tai kas čia yr? Čia gal ne naktį reik žvejot, o dieną. Ve, prašau. Nu, čia jau panašiai kaip anas, kokio kilo 400, viski gal didesnis, storesnis viski. Nu ir ką, kas suveikė, naktinis sliekas ir kukurūzas.
Va. Yes!